tarkim, jeigu turim visose grindyse, kaip ir šitoje vietoje norėčiau pasidaryti trapo vandens surinkimo, iš visų pusių nuvest nuolydį, tai leidžia man padaryti, nes kvadratinis trapas jau tada suformuoja iš visų kraštų po vienodą gabaliuką arba bent jau po vienodą siūlę nuolydžiui suformuoti. Todėl šitie trapai ganėtinai plačiai naudojami ir panašiai. Dabar jų specifika, palaukit, dabar apie specifiką, ką turim. Dabartiniai trapai dedasi dviejų rūšių būna, yra sausi ir yra šlapi. Tai kuo vienas nuo kito skiriasi, tai sausas trapas, jisai, kad ir jam išdžiūvus, nes dažniausiai turim kanalizacijoje neigiamą slėgį, kuris ištraukia visą vandenį, tai jeigu aš, tarkim, nuleisiu unitazę vandenį, jisai iš trapo gali šiek tiek pašalinti vandens, taip atskleisdamas angas ir taip leisdamas kvapui patekti į patalpą. Tai sausas trapas turi papildomai dar vieną sluoksnį membraną,